Didžiausios žvaigždės į savo pasirodymą atvyksta limuzinais. Šis vyras į šou atvažiavo vilkiku. Aš esu Karolis Šileika, 36 metų, gyvenu Gargžduose. Nu ką, operatorių, bandom gal užeiti į vidų, ne? Šiaip aš dirbu, kad išlaikyčiau šeimą tolimųjų reisų vairuotojų, taip vadinamų furistų liaudiškai. Kabina yra nemaža, yra štai netgi 2 lovos, viena viršui, kita apačioj. Tai yra visai labai įdomus darbas, tu pamatai daug naujų vietų, daug įvairiausių vaizdų. Aišku, tai ir sunkus darbas, ir tas gyvenimas kabinoje, tačiau jis man visai patinka. Va dar kolega man paliko sviestų, jogurto. Vilkiką Karolis vairuoja dar visai neseniai. Ir daug dažniau jo rankose būdavo ne automobilio vairas, o koks nors muzikos instrumentas. Būgnai, gitara, pianinas ir žinoma, sena Karolio meilė – skrabalai. Tai yra mūsų lietuvių liaudies unikalus, vienintelis toks pasaulyje muzikos instrumentas – skrabalai. Mano pasirodymas bus tikra bomba. Senos dainos, skrabios dainos, šiandien skamba vėl naujai. Brolau, žinok, ten bus gerai, iš tikrųjų, ten bus geras tūsas, tai mes paleidžiam tave prie teisėjų. Pakalbėk ir pagrok, kaip turi būti. Gerai. Sėkmės tau. Sėkmės. Labą vakarą. Labas vakaras, serė. Labas vakaras. Sveiki, kuo jūs vardu? Aš esu Karolis. Labai malonu, Karoli. Kiek jums metų? Ir man malonu, 36 metai. Kuo jūs užsiemat gyvenime? Aš, reiškia, šiaip, kad išlaikyčiau savo gražią jauną šeimą, važinėjau po Europą, taip vadinamų furistų, liaudiškai tariant. Bet va, laisvalaikiu pagroju įvairiais instrumentais, ir būgnais, ir gitara, ir pianinu, bet šį vakarą nusprendžiau pagroti skrabalais. Kodėl jūs nusprendėte išmokti groti skrabalais? Būgnai, gitara labai tokie banalūs, jau tūkstančiai groja tais instrumentais visame pasaulyje, o aš galvoju, galiu mūsų unikalių, vienintelių tokių pasaulyje instrumentų skrabalais pagroti kažką. Aš absoliučiai dievinu skrabalus. Serė, mes laukiame jūsų pasirodymo. Tvarkoj. Man jis jau patinka. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Žirgeliai, kur viršuje yra. Taip, galėtų. Lesti.
Kaip jūs taip staigiai įsijungėt? Jūs taip ramiai pasikalbėjot, moku tą, darysiu tą. Ir tik užgrojo muziką, jūs iškart... Atrodo, kaip būtų diskotekos koks vidurys jau. Tikrai labai nuostabiai ir visiškai neskrabališkai suskambėjo visą tai. Tai va būtent, aš ir noriu parodyti, kad Tai va būtent. skrabalai gali groti bet kurią muziką, Taip. bet kurį stilių. Mario, kaip jūsų įspūdžiai? Lietuvos talentų sezone yra vienas berniukas, kuris jums metė iššūkį. Žinau, Lietuvoje dar vienas skrabalistą, tai akivaizdu, kad vyksta skrabalų renesansas, kad skrabalai beprotiškų greičių populiarėja. Jūs esate jau tryse, aš jeigu kur nors veščiau verslininkams paskaitą, aš sakyčiau, bičiuliai, jeigu norite uždirbti milijardą, gaminkit ir pardavinėkit skrabalus, jie bangos. The future is in Jūs teisus esate. Skrabals, ja. Taip, jie labai sparčiai populiarėja. Absoliučiai, beprotiškų tempų. Aš net nebejoju, šiandien mes išeisim iš tos salės, kas antras žmogus troleibusuose jau turės po skrabalo komplektą ir rubalint savo vietoje išmanaus telefoną. Bent po porą kaušelių tu. Taip. Bet tiesą sakant, aš norėjau privesti prie to, kad jūs turite konkurenciją Lietuvos talentuose, dėl to jums reikia stipriai pasitemti ir neužmigti ant skrabalo. Kaip sako lietuvių liaudės patarlė. Aš dievinu skrabalus, tai yra mano vienas iš mėgstamiausių instrumentų pasaulyje. Aš labai noriu sulaukti tos dienos. Labai norėčiau sulaukti tos dienos, kai diskotekose nestovėtų tas vienas žmogus, kuris ten kažką tai... Būsų skrabalų. Skrabalai stovėtų. Ir aš noriu išduoti paslaptį. Justinas ant kaklo netgi turi tokį mažą pakabuką skrabaliukų, tokių mažų. Tokius gražius, simpatiškus skrabaliukus. Aš galėsiu juos pabarškinti. Taip, man labai patinka barškinti, taip. Žiūrėkit, man labai patiko jūsų pats požiūris į tai, kad skrabalai nėra senovinis tautinis instrumentas. Tai yra visiškai legalus, aiškus šiuolaikinis instrumentas ir su juo galima groti bet ką. Ir man labai patiko jūsų pasirodymas. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Laikas paskelbti savo verdiktą. Ineta. Aš sakau taip, už jūsų energiją. Ačiū Jums. Puiku. Marijau? Energija nuostabi, skrabalai ne. Tai mano sprendimas. Ir dabar jūs palikote mane va tai, ne? Taip, jūs keliaujate į kitą etapą. Ačiū! Seniuk! Sveikinimai, puikiai. Labai gerai. Ačiū. Ir buvo karšta? Buvo karšta, taip. Skrabalai tai skrabalai, bet kad vairuoji sunkvežimį fūrą. Taip. Visur gerai, tiek fūrai, grįžtant namo, tiek scenui. Manau, kad žmogui reikia įvairių patirčių gyvenime patirti. Anekdotą, bet kitą aš noriu. Kai du fūristai ateina į kino teatrą po darbų. Vienas žiūri, kitas miega, o po valandos keičiasi. Geras Maris, ačiū. Dabar sugalvojau. Geras? Ne, nelabai.